Laisvės varpas 20-ojo amžiaus pabaigoje vėl prikėlė Lietuvą. Apmąstydami praeitį, prisimename pačius reikšmingiausius įvykius Lietuvoje. Po Pirmojo pasaulinio karo skaudžiai apkarpyta etnografinė Lietuva paskelbė nepriklausomybę. Pirmiausia buvo atkurta kariuomenė, stiprinama krašto apsauga. Jaltos konferencija. Baigiantis karui, Sovietų Sąjungos okupuotos valstybės buvo užmirštos. Žinoma, ir Lietuva. Kovo 11 atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Lietuvai buvo suteiktas NATO parlamentinės asamblėjos asocijuotos narės statusas. 1991 gruodžio pabaigoje Vilniuje jau buvo surengtas Rose-Roff seminaras Baltijos regiono saugumo tema. 2001 gegužės 27 Vilniuje prasidėjo NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija. Ta pakviesiu Šiaurės Atlanto tarybą 2002 metų viršūnių susitikime priimti šalis kandidates į NATO. I take it that this is agreed.